Labas vakaras, Urbo nacionalinė krepšinio lyga jūsų dėmesiui sveikinasi su jumis ir metas keliauti prie rungtynių. Visai netrukus prasidės dvikova Jurbarkas Karys Manifesta prieš Kretingos Rivilę. Su pirmojo kėliniu Justas Nausėdas. Nusimetimas Gintautui Matuliui ir tai praktiškai pačiamis paskutiniosiomis tų rungtynių minutėmis buvo įgytas tų žaidėjų, kas dar taškų nėra pelnęs. Karolis Gušikas pastatytas prie Kazakausko. Justas Nausėdas. Štai čia jam erdvės. Tautvydą Rūdį kiek anksčiau pakeitė Edgaras Danys. Dar vienas tolimas metimas. Julius Kazakauskas pro galinę liniją. Perdamas Zabitai ir čia toje situacijoje. Gušikas 2 prieš 2 iki galo įrašta. Kazakauskas prieš Gušiką eina į baudos aikštelę. Kazakauskas klaidino varžovą ir gerą ranką turi Tamulis. Tiesa, to patvirtinti prieš tai nepavyko, o Kretinga ir Valunta. Lieka prie jo Kazakauskas į kairę. Valunta labai sudėtingas. Kazakauskas bando pataikyti ir Valunta gauna perdamą arčiau. Mačionis iš krašto taikliai. Dabar jis su kamuoliu, jo prasiveržimas, nusimetimas Nausėdui iš krašto. Dėkinga situacija. Valunta vėlgi Matulis atitveria Džeileno Voreną ir Mantvydo Staniulio perdamas čia. Ten neatakuoja varžovo, net ir suprasdamas, jog oponentas turi 3 pražangas dabar. Slysteli šiek tiek Vorenas, išlieka ant kojų, kuria progą Zabitai, bet šilo karštumą tiesa nepataikė. Tamulis dabar bando atsakyti savo taikliu tritaškiu Justas lygoje. Justas Tamulis atakuoja Voreną ir Tamulis. Šarūnas Valunta bando jis imtis iniciatyvos ir rizikuojant gauti pražangą. O dar ir kamuolį perima Šarūnas Valunta ir tai yra viskas. Tikrai puikios rungtynės šiam ketvirtadienio vakarui iš Jurbarko. Jurbarkas Karys Manifesta fiksuoja 3. pergalę iš eilės.